Šnagė baigėsi. Čia reikės kažkaip tais išsivairuoti. Išlysti iš čia. Užstatytas aš. Lemma įdomiai, tas viešbutis per bookingą bukinau, nenučardžino nieko. Aš jiems sakau, čia sumokėta. Jo, viskas sumokėta, čekis išmuštas, bet nuo kortelės nenučardžino, tai nežinau. Gal čia šiaip dėlėjais kažkoksai, tai visai nenorėčiau būti skolingas. Bet per bookingą, manau, jeigu ką, jie gali nusičardžint patys, jeigu ką. Žodžiu, planas šiandien 200 km kažkur tais, iki Briansono kažkokio Prancūzijai. Tai nežinau, manau, bus įdomių kelių visai. Visai gal linksma bus. Viešbutis brangus. Realiai, ką gauni, tai nestebuklas. Nežinau, čia tas miestelis kažkoksai turbūt populiarus labai žmonių, belenkiek parduotuvių, čia visko, restoranų, žiauriai daug. Vaizdas irgi tenai kalnai matosi. Tokie visai faini. Bandom čia išsisukiot. Frico BMW neįvažiuot. Tai va, oras geras bus. Turėtų būti puikus. Blemba, čia tais viešbučiais visą laiką aš atvažiuoju juos ir visuose vis kažkas kitaip tenai. Tai pusryčiai ten kitaip tvarka kažkokia, tai kiek atvažiuoju visą laiką toksai pasiklydęs jaučiuosi. Vienam ten taip viskas, tokia tvarka, kitam kitokia, blemba. Nežinau. Šį keista man, lemba. Mašinos. Lemba sekmadienis ir lemba tikrai daug eismų. Žodžiu, vaizdas dingo. Na, nežinau, gal dar pakilsiu. Aš čia dabar kažkokį kelią nusimetęs. Iški toksai gražesnis turėtų būti. Va tokie vaizdai čia visur. Realiai visuose šitose kaimuose. Faini tokie kaimai. Kainos irgi fainos. Na jo, pakilsiu čia į kalną. Matysis visas grožis. Bet tik ten labiški debesų yra. Viską gadina tie debesis eilinį kartą. Ten, kur gražiausia stovi puta. Šitoj pusėje grožiesi, o kitoj pusėje jaučiu varai slidinėti ant tų laukų kokių. Savo keltukų pilna. Aš nelabai suprantu, dėl ko Google'as paima ir sugalvoja, kad reikia nesąmoningai atsizoominti. Tiesiog važiuoja ir atsizūmino, belenkiek atsizūmino. Tai kokia prasmė iš jo? Kaip aš naviguosiu, kai jisai rodo ten, blėt, iš kosmoso? Va, prisitraukia dabar. Nesuprasi čia jo, nesąmonė kažkokia tai. Ryšio pilna, internetas yra, viskas yra, va, tiesiog grybauja. Atsizūmina, prisizūmina. Čia taip gali ir tiekštis, nežinodamas posūkių nieko. Per tokius bairius Google'o. Žodžiu, mikrafas pjauna grybą konkrečiai. Tai prisijungia, tai neprisijungia, aš nesuprantu, kas jam yra. Nežinau, kas su jo darosi. Nervus gadina tik tais. Daug mocų čia važiuoja, matau. Tikrai daug. Pastoviai. Austrijai tiek atrodo nevažiavo. Pastoviai. Varo. Čia ženklai kažkokie, tipo, kas čia radaras, bet čia nieko nėra. Lekia visi. Aišku, čia greitis toks galimas, kad čia neviršiai. Damu, belenkiek čia tų mocų. Ir mašinų, žinoma, belenkiek. Čia atrodo apsilenkiai. Atrodo, nu va.
Pavažiavai, nežinau, kilometrą, pusę kilometrą, bam, vėl mašinos, šleifas. Niekad nesibaigia, dviračiai visokie varo. Nu va, biškai greičiau pavažiavau, bam, mašinos. Das į vietą. Ir čia kai iš priekio tiek eismo apsilenkios, o jų čia daug jau priekį matau. Šį kartą. Nežinau, man baisu lysti. Šūdinas driveris aš. Eina, šiek iš kur čia tų mašinų, tiek blemba, sekmadienio rytas. Belen kiek eismo, nesuprantu aš. Tai čia tokio va, realiai šunkelių toks eismas didžiulis, nes šalia eina pagrindinis kelias, toks kaip, nu, sakykime, biškai greitkelis. Tai kas tenai darosi, kiek ten mašinų tada? Ten turbūt iš viso belen kiek. Arba kaip tik ne, arba kaip tik visi va, važiuoja savo pasivilkti, padegint stabdžius, pasidairyti į mišką. Žodžiu, kelias smagus, bet visas experiences yra sugadintas mašinų eismo. Belen kiek mašinų, belen kiek fucking mašinų. Ten atkarpą pavažiavai 2 kilometrus kokios, dasivei kalną mašinų, iš priekio nesibaigęs, tai irgi streamas mašinų. Kol kas, po truputį nuotaika krenta žemyn. Kamera čia dar sunervino iš pačio ryto. Ir dabar čia va, tas visas eismas nervina jau. Žodžiu. Nežinau, gal paskiau pagerės nuotaika. Nu va, mašinų nėra, vaizdo nėra. Na, matomai vaizdo nėra, tai ir mašinų nėra, nes nėra ko čia važiuoti. Nu visai išblėso visas vaizdas, viskas čia. Nieko gero. Viskas už manęs liko. Matau va gulinčių mentų, tokių sankryžų čia iškeltų yra. Žiauriai, atlegit, tvojasi net į tą kalną. Nesuprasi čia to mikrofono, o dabar prisijungia. Čia blogas ženklas, šitie akmenukai. Čia aš tikiuosi, jie turi omeny, kad ant kelio gali būti užmesta. O ne tipo kelio remontas, kur skalda papilta. Tokie zigzagai visai fan. Svarbu spėjo kokią mašiną neatliektų, kai būna jie kampus kerta. Visai fainai čia atrodo. Kelias. Na, galėtų būti platesnis ir danga geresnė. Bet eismo nėra. Dviračių važiuoja biški. Labai siaura. Čia neprilėksi dabar, nes būna iš priekio mašinos atvažiuoja, tai tikrai siauroka. Vaizdai pagerėjo. Kelias irgi pagerėjo. Google'as grybina vėl, mano iš palydovo rodo, kur važiuoti, atsizūmina. Ir jau čia biškiai aukščiau pakilau, jau vėsų čia netgi. Nu bet nu kodėl jisai man atitraukė iš taip toli? Kas jam yra? Gal jisai grybauja, čia sunkiai pasigauna signalą GPS-o, kokį nežinau, kas su juo čia vyksta. Nužudyt nori. Jo, vaizdas pagerėjo gerokai, va, upeliukų bėga, kriokliukai, kalnai matosi. Kelias 2 juostos, platus. Geras. Daug vėlikų. Eismo nėra. Nuostabu tiesiog. Nuostabu. Čia
Keltukų yra visokių, kelia į kalnus. Matomai čia irgi slidinėja žmonės. Nu, posūkių nematau, nes jie Google'as feilina. Lemu sustosiu čia kur nors. Biški pailsėti, kaip tik staliukas yra. Tegul Google'as irgi pailsi, kad nepjautų grybo iš čia. Vau, kas ten? Ten koks kelias, gal aš ten važiuosiu? Ha. Gal ir nieko bus visai čia. Oi, kaip gražu. Šabaškynai išguldyti, nes žmonės eina, o kaip aš. Pasižiūrėti, tikiuosi, o ne pašikti. Kad kokį šūdą neįlip. Nu, faina čia. Čia, gal aš ten ir važiuosiu. Ten iš viso jėga bus. Nors gal ten ir nevažiuosiu. Kaip nematau ten jokio judėjimo, ten gali būti žvyrkelis. Aš ten kiek sėdėjau, nemačiau nieko, kad kiltų va to keliuku. Labai panašu, kad ten žvyrkelis. Vaizdas yra geras vaizdas, labai. Nu, kur mano muzika? Šiek grybauja. Nu, va ten va tiesiai. Aš norėčiau ten užvažiuoti. Norėčiau, kad kelias per ten vestų. Lema, kur muzika mano? Daug muzikos, jo pana. Pro šoną pravažiuoju. Jo, ten panašu labai į žvyrkelį, jo. Treilas. Čia turbūt turėtum į apačią ten kažkaip nuvažiuoti. O, čia irgi vaizdas. Nice. Kur mano muzika? Negi čia viskas interferina, tie visi bluetoothai, telefonas, pasikalbėjimas, mikrofas, kamera. Čia gal jam per daug visko, košė gaunasi. Vau, čia kad sumėšlintas kelias. Normaliai mėšlų užtepta. Kvapas irgi šioks toks. Gerai čia vėsu, kapoja su vėlikais. O, mėšlo kvapas biški, gražu. Gaila, kad tų putų pilna ant kalno nesimato. Čia tašką numetęs ant kalno kažkur, tai man atrodo bus kažkoksai tai miestelis. Nice. Vaikas stovi grožisi. Grožėtis yra ko. Nu, viršūnė panašu, kad čia. Beveik. Dar labiški. Lempu, kad čia prišūdinta. Vėsu čia. Tikrai vėsu. Kiek valandų? 12. Čia vyksta. Svarbiausia, nebūtų kelias uždarytas. Vau, vaizdelis. O, ten irgi va. Žvyrkelių. Čia gal su vėlikais kažkas vyksta. Gazuoja šaikytė. Jo, va su numeriukais važiuoja. Competition koks nors. Nu, aš iš lėto pravažiuosiu. Bet reikia turėti omeny, kad jau čia bus. Jau čia gal netgi finišas tenai, tai čia jau jie be jėgų kapoja. Iš paskutiniųjų. Čia turbūt žiūrovai stovi. Per tą miestelį jaučiu leisiuosi. Varykit, nedaug liko jums. Jūs beveik užkopėt į kalną. Nu jo, ten matau žvyrkelių visokių priraižyta. Normaliai. Debesys vaizdelį gadina. Na, bet yra kaip yra. Ateičiai pasiliekam. Tiek grįšiu į Alpes dar. Man čia patinka labai. Va, būtų galima lėkti va į žvyrą ir pavažiuoti ten į kalną. Bet aš nenoriu. Nes greičiausiai ten užkilsi, nu ten niekur nepravažiuosi greičiausiai. Užkilsi ir turėsi pagrįžti. Čia nežinau, žvyrą tai gal Maltės
kai jau apsistojęs būsiu kažkur ilgesniam laikui, sakykim, tada daiktus pasilieki, ten viešbutį ar kažkur ir be daiktų bandai važiuoti. Nes tada tu ir laiko turi, žinai, kad tau ten blemba chata užbukinta, viskas padaryta, nereikia ten ekstra bagažo vežti su savim. Tada gali savo neskubėdamas tenai trintis. Čia tų žvyrkelių visokių treilų, manau, Alpėse apstu iki kaklo. Žodžiu, prasileidau. Sekmadienis. Realiai 1 valanda. Ragas. Maisto programa prasta, plius čia miestą dabar apvažiavau. Kažkokį tai viskas uždaryta, nieko nėra. Arčiausiai tai ten belenkiek dar važiuoti. Arčiausias kažkoksai miestas, kur dar kažkokio tai maisto galima paieškoti. Degalinės useless čia, nes visos automatinės realiai. Ne tai, kai ten visur Lietuvoje, sakykime, kur gali pavalgyti, kažką nusipirkti taip toliau. Čia to nėra. Kas nepastebėjau tokių. Dauguma tik tai čiaupas stovi, tas bankomatas ir viskas, nieko nėra. Aš nežinau, kada čia užsidaro viskas, nes būna ten vos ne kažkaip iš ryto dar veikia lygtais viskas, ten tie kažkokie kabakai. Ir paskui užsidaro visai dienai, ten iki nakties, iki 7, ten 7:30 vakaro. Nieko, gal dar važiuosi per kažkokį tai, nu ten bus kažkokį tai pasas. Gal bus tas toksai kaip slidinėjimo kurortas, gal ten bus kur pavalgyti, nes vis dėlto tokia turistinė vieta. Turėtų būti paskaičiuota, kad va tokie turistai kaip aš iš šiaurės. Bet kada gali užsimanyti valgyti. O ne pagal grafiką maistas. Dabar čia biškį padetūrinau. Po tą miestelį, tikiuosi, čia man kokią autostradą neįves, nes visai nenorėčiau autostradą važiuoti. Užsibukinau viešbutį, liko dar 7 kilometrų, dabar pralėkti dar kažkokį tipo linksmesnį kelią reikės ir tada tiesiai iki to miestelio kažkokio Briançon. Arba koks kelias nebūtų blemba uždarytas. Tada būtų liūdesys. Nu, bet Google'as nevestų gal per uždarytą kelią. Žinau, kažko tai nuotaika sugedo. Karšta blembo. Jau šiandien realiai davažiuosiu tą viešbutį, jau reikės turbūt žiūrėti, kur apsistoti biškį ilgesniam laikui. Nes jau manau, rytoj bus įmanoma davažiuoti kažkur tais iki finišo. Kol kas planas apsistot kažkur tais ilgiau ir ten aplinkui pasivažinėti, bet jau pradedu galvoti, kad greičiausiai būtų taip, kad apsistočiau kokiai savaitei ir net neišvažiuočiau niekur. Prasidėčiau chatoj, nieko neveikčiau ir tada varyčiau jau namo. Gerai, jisai nusipirkęs turi kažką iš anksčiau. Sėdi va kramto savo. O aš valitovcas nepasiplanavęs, kad čia badas bus šiandien. Ir vsio. Važiuoju, tikėdamasis ras kažką tais, kažkur tais. Visi sėdi va savo. Pasigamintą maistą valgo. Šiaip dar su chata blemba kažką, kad ilgesniam laikui reikės dar kažką rasti pradžiai. Ten kažkada žiūrėjau, tai taip liūdesys, kainos baisinės ir nieko gero. Nelabai yra iš ko rinktis. Pizė, kaip aš valgyt noriu. Gal čia blemba ant kalno užkilus bus kažkas. Šitos tokios vietos čia vis tiek važiuoja per tos slidinėjimo miestelius. Nu,
vaizdo davė. Ir ką čia turim? O ten gal pavalgyti yra kur bandyt, nes čia užsiknisau jau važinėt. Pavyko rast pavalgyt, labai gerai. Suvalgytas sumuštinis, sugerta vandens, nuotaika iškart pasitaisė. Iki viešbučio 5-7 kilometrai. Žodžiu, labai netoli. Dar viešbutis parašė, kad tipo reikia nemokamo garažo. Tai parašiau, kad žinoma. Tipo garažo motociklui, nežinau, jie ten žino, kad aš su motociklu važiuoju. Tik dėl lovos jie neklausia, ar reikia 2 lovų ar vienos, tai ta fuck, aš vienam žmogui bukinuosi. Maistas pataisė nuotaiką stipriai, be maisto buvo liūdesys. Visai gražu čia, kol kas. Gali būti, kad toliau dar gražiau bus, žodžiu. Visai neblogai, dabar jau jaučiuosi. Jo, tokia viečikė, emocų pilna, iš karto košė, ten visi stovi. Dar kai atvažiavau, tai iš viso belenkiek buvo. Dabar jau ten apmažėjo. Bet išgelbėjo čia mane. Mikrafas vis dar funkcionuoja, tai tas irgi dar kol kas nepavedė. Negadina nuotaikos, nervų nedegina, vaizdai džiugina. Atrodo viskas labai fainai. Lemba, ten visur matau kelių įranto kalno. Lemba, čia įtariu visur žvyrkeliai, visur va visokių keliukų pilna. Aišku, čia rodo tų kelių. Bet aš įtariu, ten viskas žvyras. Lemba, į tos vaizdus gali užsižiūrėti ir triesti į tvorą kokią. Arba nuo kelio nušokti. Vien posūkiai. Viskas gražu labai. Visur dairytis norisi. O, kiek jų čia parpalų. Spėju važiuoja žvyrkeliais visi šiti. Nežinau, apsistosiu, reikės gal pasižiūrėti kažką tais. Kai jau apsistosiu, ilgesniam laikui, jau finišas bus, tada blemba reikės pasižiūrėti kokių trailų. Gal netoli bus. Bandyti nulėkti. Faktas, kad bus taip, kad apsistosiu, ten nieko šalia nebus įdomaus. Nes manau, kad ne visur verta važiuoti. Ne visur bus vaizdas geras ir taip toliau. O maintenance'as, ką atsivežęs ir tą ožiuką, prišiukšlinta. Negražiai čia. Nu, gražu. Dar gali būti, kad pagražėjęs vaizdas. Nežinau, jau akis pripranta. Jau gražu, bet jau tokio įspūdžio nėra kažkokio didelio. Jo, tas kalnas gerai atrodo. Graži čia viečikė. Tikrai graži. Įdomiai atrodo. Kituščia, kaip iš žvyrų nupilta. Geriau čia vairo nepaleisiu. Biški krato. Da gali vairas iš tikro pabėgti iš rankų. Ten dar aukščiau pakilsiu, matau. Gal, ar paleisiuosi jau. Nu, kelias tai ne austriškas. Biški nelygus. Biški bumpy. Ten į kalną kilsiu. Va ten, jo. Jėga. O ten irgi yra. Jaučiu žvyras. Nu, aš tikrai nepirksiu nuotraukos. O, ten žvyrkelį. Graži vieta. Fotografai neatsėdė. Nu jo, čia gražu. Ausys gula. Nieko nėra. Galima drąsiai. Nu jo, čia už manęs tai visai gerai atrodo. Čia nevažiavęs, man atrodo. Aišku, negali žinoti. Gal kažkada prieš 5 metus važiavau. Pizė čia vėl prifilmuosiu. Kaip čia taip keista, italai nelenkia, what the fuck. Čia, manau, beveik viršūnė. Dabar čia turbūt pervažiuosiu kalnus tos. Jau į kitą pusę varysiu.
Jo, tenai važiuoju. Dar anoj pusėje įdomu, kas per vaizdai. Jaučiu neblogi. Ne ką prastesni nei čia. O čia tie dviračiai kemša normaliai. Sakytų, mašinos stabdo. Ne. Dviračiai. Dviračiai plus mašinos. Gaunasi šūdinas kombo toksai. Nu ir kas iš to parodėjai, bet nepirksi nuotraukos. Lemba dar tenai. Matau mašinos. Važiuoja. Jo, į ten vat ir varau. Ha! Nebereikalo čia tiek judesio. Kelias pagerėjo. Jo, ten toli vat visi važiuoja dar. Wow. Pakit nesisveikinsiu. Atsibodo. Per daug jų čia. Nežinau, čia užgeso kamera? Ne. Vis dar veikia. Užmigo ekranas, nes belenkiek laiko įjungta. Tenai varau į viršų. Visi taip susigrūdo, čia visų nepaimsiu. Šikną jau paskaudo. Tek su mašinom kilt. Nu ten nice. Vaizdų yra. Dabar dar aukščiau pakilsiu. Jau užsikniso. Nu nice. Ko jisai taip netraukia, aš nesuprantu, blemba. Duodi gazą toks, užduso, jisai uždūsta ir tada tu šiek tiek atleidi gazą ir tada dar truktelnais toksai, nežinau. Net tas biški nervina. Turėtų, sakykim, nu va, čia gal kad aukštai labai. Man reikia čia, kur raudona dega, bet ten dar į viršų eina. Maks 2 minutės. Nu, ne vienas važiuoju. Blemba, ten viršui kažkas yra. Ai, apvažiavimas šito. Nafik man tas tunelis. Nafik man tas tunelis reikalingas. Geriau važiuoju čia, kur vaizdo yra. Aš galvoju, blemo neina važiuoti, čia tie kažkur važiuoja kitur, bet visi ten pat varo. Nu čia aukštai, čia fucking aukštai. Wow. Wow. Haha. Gaibės Google'as vėl iš kosmoso rodo, tai kelio net nežinau. Nu, ant viršaus jau reikėjo sustot. Nu, čia nelėksiu, kelio tai nematau. Vis dar rerautinais čia. Įdomu, kur čia pati viršūnė. Va ten turbūt, kur visi žmonės. Ant viršūnės tai jau reikia sustot. Wow, vaizdelis geras. Nagi. Nu gerai atrodo. Tikrai gerai. Ta pusė irgi neblogai. Būtų galima dar į viršų palipėt, bet labai tingiu. Nu va čia važiuosiu. Jaučiu va ten kažkur. Arba ten. Įspūdingai atrodo. Ką varom žemyn. Žemyn. Vaizdas geras čia. Nu gal ne iš kosmoso rodys.
Nu, start, jo fana. Šūdas. Google. Nuostabiai veikia. Fucking gaidys kažkoks. Jau čia netoli viešbutis, 30 kažkeli kilometrai. Jei, užkilau. Nu dabar leistis bus biškit ne taip linksma. Tvorų nėra. Tai biški baisiau atrodo. O čia biški vėjuota ir šalta, galiu pasakyti. Pripaišyta ant kelio. Tvoros nėra, tas kelias toksai off-camber. Bet vaizdelis tai geras, tikrai geras. Čia šiandienos geriausia dalis. Visą kitą nafį galima iškirpti netgi, palikti tik šitą pasą, nes afigienas, žiauriai gražus. Va, būčiau per tunelį pralėkęs ir nieko nafik nematęs. Būtų šūdas buvęs, būtų visiškas šūdas. Bliama, čia man atrodo labai ilgai dega tas šviesoforas. Čia, va, suvenyrai. Galėčiau nusipirkti lipduką, kad čia važiavau. Nu, vėjukas tai toksai, jo. Toks žvarbokas. Aukštai čia vadinasi. Achievementą atrakino. Panašu, kad jo, kai tų tvorų nėra, tai taip biški, Lemo, kaip čia gražu. Jau čia leidžiuosi va į tą slėnį, į apačią. O, šulinys. Ha! O, ten už kalno užsuksiu. Nu, ką čia turim? Kelią. Nu, čia vaizdo nėra šitoj daly. O, šilčiau darosi. Leidžiuosi žemiau jau gerokai. Opa, dėžė. Dėžę kažkaip reikės paimti, nes paskui tą dėžę ne kažką važiuot. Nu, labai jau gražiai atrodo. Nu, bet ne taip kaip nuo viršaus. Nuo viršaus gražiau buvo. Bet tiek, nice. Čia jeigu ženklas, kad posūkis į dešinę, tai jau čia staigesnis bus. Jau atsargiai, jeigu ženklas. O, kiek ledo. Wow. Gražiai atrodo. Gražiai. Ledynas toks. Žiauriai gerulis. Įdomu, daug perkančių tos nuotraukas yra. Aš tai sakau, ne vienos nuotraukos realiai neturiu. Ha, šiaip nežinau. Fotkintis. Nu, aš video pafilmuoju. Buvau. O šiaip esmė tame, kad aš buvau, aš mačiau. Aišku, kartais gerai. Tos nuotraukos dar kažkas tipo prisiminti. Nieko, bus video. Pažiūrėsiu vieną kartą ir viskas. Ha. O jau čia šilta. Jau nebe taip stato. O pačioj kas ten vyksta. Šviesoforas kiba. Ja, raudona rodo. Šviesoforas greičiausiai. Na, realiai viskas. Ką, iki viešbučio liko 13 kilometrų. Bet aš čia važiavęs, tik tais iš anos pusės. Iš čia vas. Nes aš čia pravažiavau miestelį realiai, už to paso iš karto. Tai aš atsimenu, tą miestelį sėdėjau, valgiau. Vadinasi, važiavęs. Šitą paso. Na, bet nieko. Va, važiavau ir atrodė kaip nauja viskas. Nors jau matyta buvo. Aišku, iš kitos pusės. Bet vertas dėmesio, tikrai vertas dėmesio. Vaizdas geras. Ką, beveik atvykta. Briançon kažkoks miestas.
Aišku, nelabai patinka, kad tas viešbutis realiai centre. Dar 6 kilometrai nepilnai. Bet jisai pačiam centre. Tai reikės biškį pasigrūst. Tas biškį užknisa. Karšta jau dabar, 30 laipsnių rodo mocas. Tikrai karšta. Čia blemba 10 km ganėtinai ilgai važiuoju, kažkaip nesijuda visai. Čia aišku velkasi čia visi. Tai velkos ir aš su jais. Realiai niekur neskubu tai. Ja, ten reikės biškį po tą miestą pasisukioti. Gerai, kad bent jau, tipo garažas yra, parkingas. Tas visai nieko. Bet šiaip aš labiau mėgstu ten viešbučių dar kažką, kur yra atokiau nuo centro. Nepatinka man centre. Nu, bet žiūrėsiu, čia gal ne visai centre bus. Plius, kokio dydžio čia tas miestelis. Gal čia mažiukas jis toks. Nors abejoju. Nors atrodo ne visai toks mažiukas. Matysiu. 3 kilometrai. Pagal žemėlapį tai atrodo, blemba belenkaip toli. Jau atvykta. Briançon. Ką, 4 valandos beveik. Normaliai pravažiuota. Visą dieną važiuoju 200 kilometrų. Tai kas čia yra tie 200 kilometrų? Nieko. O visą dieną. Nuo kokių 9 iki 4. Kas gerai pas juos tie šviesaforai dviračiam. Turbūt ir motociklam. Kur žiūri į šoną, tu apvažiavai mašinas ir tau nereikia ten kažkur žiūrėti virš galvos, ten lemba nematyti. Žavai į šoną, bam, žiūri, matai, gerai, jėga. Nu, 2 kilometrai. Tikiuosi, čia nusukau. Kodėl kilometrų padaugėjo? What the fuck, tai tipo ne tas posūkis buvo. Ja, čia ratą važiuoju aplink miestą. Kas čia taip ant garažo nusipiešęs. Ir kur važiuojam? Į centrą. Žodžiu, šaunumėlis. Šaunumėlis. Tai koks čia greitis? 30. Vauban. Nu, va, viešbutis. 100 pinigų. Balkonas yra. Vonia. Eilinis viešbutis. Per langą ten žiau. Ne kažką, ne kažką. Kažkiek kalnų matosi. Čia visur matosi kalnai. Neišvengiama. Tai va, žodžiu. Pergalė šiandien gana.